Labą dieną, verti meilės klausytojai. Šiandien sugrįžtu į eterį po pauzės, bet iš tikrųjų negaliu nesidalinti. Ir negaliu su jumis nesidalinti tuo, kuo tikiu, arba tai, kas daro gyvenimą lengvesnį, šviesesnį ir gražesnį. Rasą Mažionienę pažįstu jau daugelį metų. Nuostabi kūno terapeutė, kuri pati parašiusi savo knygą Kūno terapija mano gyvenime, sukūrusi Džiaugsmo akademiją, ir jos misija lygiai tokia pati - palengvinti mūsų visų gyvenimą ir padaryti jį kuo lengvesnį, šviesesnį ir gražesnį. O šiandien tema, kurią mes su Rasa nutarėme kalbėtis, tai yra apie tai, kaip vis dėlto paleisti ir atleisti. Kaip dažnai mes tikrai turime tų neigiamų emocijų, arba tų emocijų, arba galbūt kažkokių tai nuoskaudų, kurias nešiojamės metai iš metų. Ir lyg suprantam protu, kad tai yra praeitis, kad jau seniai reikia pamiršti ir važiuoti į priekį. Bet širdyje ir viduje kažkas vis dėlto slegia. Bet šiandien yra Rasa, tas žmogus, kuris mums atsakys į klausimą. Tai kaip vis dėlto, jeigu mes lyg protu ir paleidžiame tas emocijas, kurios iš tikrųjų mus stabdo mūsų gyvenimo kelyje, o kodėl tas kūnas mums vis tiek primena apie jas ir atsiranda situacijos, atsiranda kažkokie įvykiai ir mes taiga vėl į tą patį. Tai Rasa, ačiū, kad esi kartu, ačiū, kad sutikai būti kartu ir pasidalinti savo patirtimi, kurios tikrai daugiau kaip per 20 metų praktikos sukaupus sočiai. Tai būk gera, paaiškink, kaip čia viskas vyksta. Visų pirma, dėkui labai, kad pakvietei sudalyvauti. Labai džiaugiuosi tavo visų keliu. Labai žaviuosi, labai manau, kad daug laimingų žmonių aplinkui tampa, kas yra turbūt svarbiausia, ne? Ir mūsų šita tema yra būtent apie tai. Taip, tema labai tokia, iš vienos pusės jinai tokia, kaip ir, atrodo, kas čia yra, paėmei, paleidai, atleidai, ne? Bet iš kitos pusės, kaip jau ir pati ir įgarsinai, tai yra pakankamai sudėtinga. Visų pirma, ir sudėtinga, ir ne. Todėl, kad mes truputėlį painiojame dažnai atleidimo procesą. Štai kaip aš visą laiką sakau, atleisti gali tik tai Dievas. Kaip mes turime paleisti? Ką reiškia paleisti? Mes turime pradirbti užsilikusią mumise nuoskaudą iki dėkingumo žmogui. Bet jeigu aš žmogui galiu nuoširdžiai padėkoti už tai, kad mes gyvenime susitikome ir aš suvokiau savo fizinės arba emocinės ribas, nes iš tikrųjų mūsų nuoskaudos yra apie emocinės ribas. Nes emocinę ribą mes suprantame per emocinį skausmą, per bet kokio pobūdžio. Ir mes galime žmogui padėkoti, kad be jo aš savęs nesuvokčiau ir nesuprasčiau ir negalėčiau, taip, savo to garbės kodekso nesuvokti, mes nieko nepaleisime iš savęs. Tai vat galbūt savo atleisti, ne? Vat savo atleisti tai reikėtų. Nes toksai užsivelia kamuolys, mes nei paleidžiame kito, paskiau kaltiname save ir paskiau tenai visokių reikalų. Tai pirmoje eilėje, dar kartą pakartosiu, reikia išdirbti tą nuoskaudą arba užsilikusią kažkokią tai neigiamą emociją, iki dėkingumo. Priešas taptų mokytoju. Tai vat gal pradžiai tiek. Bet čia taip lengvai tu pasakėjai, ne? Bet iš tikrųjų aš dabar, aš iš savo klientų situacijos galiu tau papasakoti. Pavyzdžiui, išsiskiria, ne? Ir tada moteris, ne tai, kad vyrą kaltina, čia yra pirmas dalykas, paskui kas atsitinka, jinai save kaltina. Kad kaip čia taip, anaip ir kitaip aš nesugebėjau tos santuokos išsaugoti, gal aš čia buvau bloga, gal aš buvau tokia, gal buvau tas, ir tas dar ten taip ir taip darė, ne? Ir tada, kaip tu sakai, mes įsiveliam į tą karuselę, kur matom tik tai blogus dalykus ir tiesiog mes esame sukaustyti. Tai vat, tu taip žinai, kaip pirmokui aš labai noriu, pasakyk, tai gerai, aš esu tokioje situacijoje, ką man daryti? Yra vis tiek, matai, yra schema, yra kažkokia tai formulės, vis tiek jos yra. Kokie tai griaučiai, ne, vat visų šitų procesų. Visų pirma, turime lūkesčių. Mūsų problema, mes labai turime daug lūkesčių. Aplamai mes esame vartotojiška visuomenė. Mums atrodo, jeigu aš eisiu į išorę, tai čia jau man visi bus faini. Visur tenaigi rašo, niekas niekam nieko neskoloja, ne? Iš tikrųjų, taip ir yra, bet kažkaip, kai visi šitie dalykai atsisuka į mumis, mes kažkaip, nelabai norim su to sutikti. Žodžiu, tai pirmas dalykas, tenktis maksimaliai atsikratyti lūkesčio. Iš kur lūkestis atsiranda? Lūkestis atsiranda iš vidinio trūkumo.
Jeigu dabar eiti toliau, ane, aš labai džiaugiuosi, kad tikrai daug kas apie tai šneka, apie ką yra vidinis trūkumas. Visų pirma, santykis su protėviais. Pas mumis trūkumas yra, nes mes neturime ryšio su šeima savo. Pas mumis nėra elementaraus dėkingumo, kad jeigu ne jie, manęs čia iš viso nebūtų. Ir jeigu ne jų patirtis gyvenimo, jeigu ne jų išmintis, tenai visokie praeiti dalykai, nei aš turėčiau tokio santykio su Dievu, nei aš iš viso tenai mokėčiau pastovėti už save, nei iš viso pas mane iškalba būtų, iš viso, suprantat? Mes ateiname tai su visų paketu, bet aktyvuoja mumis tai mūsų protėvių patirtis visų pirma. Ir tik tuomet mes remiamės patirtimi ir tik tuomet jau įsijungia mūsų asmeninė patirtis. Ir čia yra pagrindinis momentas. Aš visą laiką sakau, idėjas mes gauname iš visatos, bet energiją idėjas realizuoti mes gauname iš protėvių arba iš žmonių. Bet kad gauti iš žmonių, mes jiems turime iš anksto įtikti. Ir mes stengiamės, kaip aš sakau, manipulacija gerumu. Mes stengiamės įtikti ir mesgi tikimės, kad čia dabar jau mes gausime iš tų žmonių kažką. O bet kiekvienas žmogus turi savo programą ir savo gyvenimą. Tai čia jisai ir paprastas, ir gilus, bet iš tikrųjų labai paprasta. Pas mane akademijoje visą laiką pirmas įvadas pas mumis prasideda nuo darbo su protėviais. Yra giminės paukštės įvairios, ne? Ar fraktalinės, ar ten įvairiausių dabar yra, ne? Vat būtent tas jungimasis. Tai visų pirma yra dėkingumas savo protėviams. Nes už mūsų nugaros yra po 7 iš mamytės, po 7 iš tėvelio ir taip reiškiasi, va ta visa informacija yra, bet mes labai dažnai, ane, ypatingai tos, kurios mokomės, einam to sąmoningumo keliu, ką mes darom. Mes čia išmokstam, sužinom kažką ir tada mamom savo pradedam aiškinti, kaip reikia gyventi, arba ten priekaištauti, kodėl tu man to nedarai arba no nedarai. Ir vat kaip tu sakai, tas dėkingumas besąlygiškas bebūtų. Jinai galėjo duoti tai, ką davė, ir jinai tai darė geriausiu būdu, kurį išmanė. Bet vat suvokimas ir supratimas to dalyko, ir jeigu netgi pasižiūri, aš iš savo klientų žinau, kad sėkmingiausi dažniausiai žmonės versle būna tie, kurie būna sunkiausias, turi vaikystės. Ir kur iš tikrųjų jie nori paskui veikia iš trūkumo ir nori visiems įrodyti, kad tu klausyk, matai, kaip tu klydai. Tu matai, kaip tu klydai, aš galiu ir aš turiu tą jėgą padaryti dalykus. Tai šitoj vietoj, tu tikriausiai irgi daug susitinki su tokiais klientais, kurie būtent tą dalyką turi. Santykiai su tėvais. Labai žmonės dažnai galbūt painioja, kas yra geras santykis su tėvais. Nes yra tikrai labai destruktyvių asmenybių, ne? Yra vaikų iš vaikų namų, kurie aplamai jokio santykio negali turėti. Tai ten yra vienas toksai labai svarbus niuansas. Vaikai kuria vidinį santykį su tėvais. Pas vaiką turi būti nuoširdi padėka už tai, kad aš esu žemė. Išorinį santykį kuria tėvai. Tėvai turi elgtis taip, kad vaikai norėtų pas juos važiuoti. Ir jeigu tėvai skaito, kad vaikai jiem yra kažkaip skoloj, kas vėlgi nėra tiesa, arba tenai vaikai patiria spaudimą, arba, kaip aš sakau, tėvai bando gyventi savo gyvenimo vaikų rankomis. Ten N variantų, labai visos situacijos labai skirtingos. Vaikas jaučiasi įtampą, jisai važiuoja iš kalties jausmo, iš pareigos, bet jeigu tai pasižiūrėjus toliau, ką reiškia važiuoti iš pareigos arba dar bjauriau iš kalties, pasąmoningai pradedame laukti tėvų mirties. Čia yra labai rimti dalykai. Ir be abejo, viduje kyla labai didelė kaltė prieš save. Ir viskas, ir žmogus jisai blokuojasi apie ką tu ten, apie kokias tu ten savo vizijas, misijas kalbėsi, jeigu tavyje toks didelis konfliktas. Dėl to tiesiog čia reikia atskirti. Aš kuriu santykį vidinį su tėvais, tėvai kuria išorinį santykį. Ir jeigu ten, pavyzdžiui, man yra tenai kažkokia tai įtampa važiuojant pas tėvus, tiesiog galiu taip ir pasakyti, aš tave labai myliu, bet tu žinok, kažkokie tai yra niuansai. Vėlgi, nereikia bijoti su tėvai šnekėti, kai mes šnekame iš meilės pozicijos, iš pagarbos, kaip aš sakau, gali mylėti ir pykti ant to paties žmogaus. Ir mes puikiai galime išsispręsti arba bent jau save apsaugoti. Nesakau, situacijai nelygiai ir tiesiog iš tikrųjų yra ten visokių niuansų. O bet kas liečia, kur tu užsiminėjai apie tą sunkią vaikystę ir kodėl žmonės, turėdami sunkią vaikystę, dažnai yra daug sėkmingesni už kitus, nes mes žinome, nėra nei vieno Nobelio premijos laureato, kuris neturėjo
sunkios vaikystės. Todėl, kad vaikas sunkiose sąlygose jisai išmoksta svajoti. Ir jisai išmoksta svajoti ir jisai paskiau, kai jau užauga, jisai tą svajonę gali realizuoti. Ten vėlgi tik tai yra toksai niuansas, kai vaiko nepriima, pavyzdžiui, tėvai, ne, vaikas, gyventi yra baisu iš tikrųjų. Ane? Ir mes visą laiką norime, kad šalia būtų žmonės, o tai visų pirma yra mūsų tėvai, kurie mumis palaiko. Tiek teigiamuose mūsų emocijose, tiek neigiamuose emocijose. Mumis priima. Ir mes galime kažkaip paskiau jau socialiai priimtinų būdų išmokti tas emocijas reikšti. Bet jeigu jie nepriima, pas vaiką iš pradžių baimė sustiprėja, o paskiau įsijungia agresija. Kaip aš sakau, įvaryk žmogui į kampą, jisai kas. Kas vyksta? Pas vaiką įsijungia mintis. Bet kai aš užaugsiu, bet jūs pamatysite tada. Ir kas atsitinka? Gyvenimo varomoji jėga pasidaro pyktis ir pretenzijos, tame tarp ir nuoskaudos. Kai vaikas pradeda siekti būtent šitų dalykų, agresija, ką jinai daro, vidinis pyktis, jis augina puikybę. Bet aš užaugau, aš kažkas, o jūs kas? Nu, bet aš tokia gera, aš pasišypsosiu. Ir man tai buvo, nu, žodžiu, va šitie žaidimai prasideda. Dabar kaip vėlgi, iškart pasakysiu, kaip iš to išeiti. Nes, nu, mes šito dalyko labai daug dabar aplinkui matom. Mums reikia tiesiog prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą. Tai yra dėkingumas už tai, kad aš esu šitoje šeimoje. Ir kaip mes žinome, mes patys pasirenkame, kur ateiti. Priežasties pasekmės dėsnio niekas neištrynė. Mes einame į dėkingumą. Kas yra dėkingumas? Tai yra visiškas savęs priėmimas. Kaip aš sakau, nėra savybės geros blogos, yra laikų naudojama. Aš priimu save. Aš priimu save su potencialu savo negatyvę matyti potencialą teigiamą. Aš priimu, tada ateina atsipalaidavimas, taip vadinama ta besąlyginė meilė, jinai yra degalai mūsų valiai. Mes pradėjome dirbti ne iš užsispyrimo, o iš valios. Ir tuomet valios jau rezultatas yra džiaugsmas. Tai vat mums reikia užsispyrimą pervesti į valią per dėkingumą už tai, kad aš esu žemėje. Čia iš tikrųjų, nu, tai yra nesudėtinga, nes mes, pavyzdžiui, kai darome nusilenkimus, yra, ne, ar ten vestuvių diena, ar ten dar kažkokia, tai ne, mes nusilenkiam tėvam. Kas vyksta? Mes prapumpuojame valios centrą. Tai yra saulės rezginys iš tikrųjų. Tai jeigu žiūrėti schematiškai, tarsi energija iš apatinių centrų pasiduoda į viršutinius, kaip jungtukas susijungia. Tai va, visų pirma, šitą vietą išspręsti. Ir žinoma, toliau jau tenai yra labai visos asmeninės problemos. Kiek ten yra, kiek ten, ko ten yra. Nu, ir toliau jau atskiri variantai. Bet pati formulė, pati bazė, ne, šito dalyko, jinai yra tokia. Pasaulyje nebuvo dar nei vieno atvejo, kad tai nesuveiktų. Nes aš dar patikrinu per literatūras įvairias, onkopsichologijai labai daug apie tai šnekama. Visur pasitvirtina tas pats. Jo, nes tos emocijos, ne? Jo, visos emocijos, visos tos neigiamos, ne? Pagal Hafkinso visą tą sąmoningumo lentelę, ne? Va, ta gėda, kaltė, va, pyktis, visi. Taigi tai yra labai žemos vibracijos. Ir kas vyksta, kai mes esame tose vibracijose, nors kaip ir aš pradėjau pokalbį apie tai, kad protu lyg supranti, kad jau pamiršau, jau viskas gerai, jau aš čia lyg ir dėkinga ir viskas, kaip ir suprantu, kad čia man pamoka buvo. Bet viduj, vis tiek dar matyta emocija, žinai, kaip aš sakau, jeigu emocija neišgyventa, jinai vis tiek lieka. Teisingai ar ne? Taip, matai kaip yra, jeigu mes iš tikrųjų dėkingume, mes nebeprisiminsime. Aš netgi žinau savo patirtyje. Atrodo, jau visiems atleidai, visiems paleidai, visus tenai. Nesveiksti ir viskas. Vadinasi falšas, vadinasi melas. Tai aš apie tai ir noriu kalbėti. Tiesiog visatoje nėra jausmų, visatoje yra vibracijos. Kaip aš sakau, ką pasiuntei, tą gavai. Ten nėra variantų. Dėl to sunkios gyvenimo situacijos, iš tikrųjų, kokios jos bebūtų, nes tai yra socialinė liga, ne fizinė liga, tenai emocinė liga ir taip toliau. Tai yra pačios geriausios situacijos iš tikrųjų išmokti gyventi. Nes kai mums tiesiog atrodo, ne, tas ale mes gyvename, tai ten nesuprasi. Ne? O tikras gyvenimas, jisai iš tikrųjų visą laiką savyje turi kažkokių tai sudėtingų momentų.
Ne veltui aš kažkur skaičiau tokį posakį: jeigu tavo gyvenimas labai lengvas, tu gyveni ne savo gyvenimą. Tiesa. Nu, vat va toks vat, ane, dėl to, sakau, čia yra tokie niuansai ir jeigu nevyksta paleidimas, vadinasi, aš ne tą emociją išgyvenu, kurią aš įvardinu. Nes negali džiaugtis ir nedė dėkoti ir nesidžiaugti, pavyzdžiui. Taip nebūna, nes dėkingumas ir džiaugsmas ta pati moneta iš skirtingų pusių. Dabar vat jeigu truputėlį, kaip pažinti dėkingumą, į ką jisai yra panašiausias, tai turbūt iš saulės šilumą. Vat kai tu iš tikrųjų dėkoji, viduje šilta pasidaro. Vat kai mes sušalę išeiname į saulės šviesą, ypatingai pavasarį, ane, ir ta šiluma tokia per kūną nuvilija ir mes taip, o Dieve, kaip gera, ne? Tai va tikrasis dėkingumas, jisai turi šitą jausmą savyje. Gal dėl to tiek va saulės, tų pasitikimų, ne, saulės nusilenkimai saulė yra. Aš manau, kad nu, mūsų protėviai žinojo, ką jie daro. Jeigu jūs dėkojate ir jumise yra spazmas viduje, jūs sutraukia vidų, jūs nedėkojate, jūs bandote, nu kaip atsipirkti. Čia va padarysiu tiek kartų ir dabar ir viskas. Nevyksta tikras procesas. Kodėl jisai nevyksta? Vėlgi, ambicijos, čia vėlgi sakau, lūkesčiai, manimas, kad aš skoloj esu, kad man skoloj. Vėlgi, nepamirškime tokį labai svarbų dalyką, galbūt gali kažkam labai nepatikti. Erotizmas iš viso, ane, tos sunkios emocijos, jos gi kelia tokią pastoviai neurotinę tokią būseną, yra sociumo būtina gyvavimo sąlyga, tai nėra pasekmė. Ką tai reiškia? Aplinka yra pas mumis sutverta taip, kad mes pastoviai kažką išgyventume. Ir čia yra ne dabartiniai, čia N laikų, ane, kada tas vyksta. Dėl to, nu, mums reikia visų pirma tai žinoti. Ir vėlgi, ką mes žinome, kad tokio jausmo, ane, kaip pavyzdžiui, kaltė, jinai jos gamtoje nėra. Kada mes patiriame kaltę, tikrąją kaltę, dėl ko aš sakau, kaltė tai yra raktas į atgailą. Viskas. Mes patiriame kaltę, kada mūsų darbo rezultatas netitinka mūsų lūkesčio. Štai kaip sako, norėjau geriau, o gavosi kaip visada. Mes tuo metu pajaučiame kaltę, ką mums reikia daryti toliau. Mes einame į atgailą, ne, viešpate aš daugiau taip niekada ir nekartojame klaidos. Ir ateitis išgydo praeitį. Tai vad kaltė tik šitam momente. Visą laiką žmogui sakau, jeigu tu sėdi kaltėje, tai yra, nu, tai yra savęs blokavimas arba, nu, kaip sakau, nori save prakeikti, jaustis kalta. Jinai į nieką neveda. Mes paėmėm žodžius, mes paėmėm procesus, dėl to niekas nejuda. Net pas mane yra tokia paprasta praktika, kuri tau irgi gerai žinoma ir visiems gerai jinai žinoma. Tai yra pykčio laiškų rašymas. Ne, nes vis tiek, ką mes darome, mes sujungiame neuroninės jungtis, nes rašymas irgi yra veiksmas. Ne, mes ištraukėme kažkiek tai iš kūno ten tą energiją, kuri yra į kūną, ne, nustumta, kuri buvo skirta veiksmui atlikti. Mes rašome, prisimename įvykį, žmogų, ne visą kitą, ten plėšome, nes psichikai reikalingas atsiskyrimo momentas, mes sunaikiname tos likučius, jokių tenai nelaikome savo užrašuose. Ir viskas. Ir mes turime laisvų neuronų tada kurti gražias akimirkas. Tada mes rašome dėkingumus arba bent jau peržiūrime ten nuotraukas, kur džiaugsmą teikia ir taip toliau. Bet vėlgi ten yra vienas niuansas. Visą laiką aš įspėju, jeigu tu rašai laišką ir pas tave nevyksta išsilaisvinimo procesas, tu tiesiog ne per tas duris eini. Jeigu pas tave jau yra nusivylimas žmogumi, tai jau jam ten moralą rašys. Man jau tas pats, ar tu žemėje ir iš viso. Mane, apie ką čia? Kaip tu galėjai taip elgtis ir taip toliau. Jeigu konkretiai agresija, nu vadinasi, jau agresyviai eisi. Jeigu nuoskauda, vadinasi nuoskauda. Mes vėlgi kartais, nu, ne visai tiksliai, tiksliai mokame reikšti. Kodėl taip atsitinka? Nes, vat priminsiu, ne, kad mes turime trejopas emocijas. Yra vienas, kurias mes leidžiame savo reikšti, ne? Tai, ką jaučiame iš tikrųjų ir dar tai, kas per giminę ateina. Nes jeigu, pavyzdžiui, moteriai neleido agresuoti, pavyzdžiui, nu kaip mergaitė, kaip taip elgėsi, o liūdėti jai leido. Ir, pavyzdžiui, pas ją įvyksta kažkokia situacija, pas ją sukyla, nu, tiesiog instinktas, jai sukyla pyktis, bet kad jinai protė savo leistų. Tai yra mano pyktis, aš turiu teisę taip jaustis ir atleidžiu savo už tai. Ir tai tuomet žiūriu, kam ta situacija man suorganizuota. Kad išmokti pamoką, ne, ir eiti toliau. Jinai pradeda save slopinti. Ne, taip negalima, nusiramink, pakvėpuok, viskas tvarkoj. Ir jos klausia, kaip tu jauties? Man skaudu. Tau neskaudu, tu jau kibirą ant galvos uždėtų. Ane? Ir kai nėra vat šito, nu, tikslaus ėjimo, pas mumis prasideda problemos. Nu, ne veltui, ne, mes žinome, kad visos problemos prasideda nuo melo savo. Taip.
Tai vat jisai gali būt sąmoningas, nesąmoningas, bet tiesiog tai reikia žinoti. Jeigu procesas manyje nevyksta, aš sau meluoju. Ar sąmoningai, nesąmoningai, čia ne jokio skirtumo nėra. Pirmiausia, čia yra labai labai geri dalykai ir ta praktika yra tikrai labai labai galinga, kurią tu ką tik paminėjai, bet reiškiasi, žinai, ką aš daugiausia matau, kad moterys, ypatingai moteris, jos, supranti, augintos yra, vat, kaip tu jau ir paminėjai, tokiam gerom paklusniom mergaitėm, ane? Ir čia tau, žinai, užsimoti su keptuve vyrui per galvą, kai jis tave iš tikrųjų sunervuoja, nu, mažai kuri drįsta, ane? Nes, nu, kaip čia tave paliks, ar labai daug įsitikinimų ir programų, kurios yra mūsų pasąmonėje, ir mes to pykčio, ane, arba tos emocijos, kuri tuo metu tave aplanko, neišreiškiam. Kas tada vyksta? Tada jinai tyli, ten metus gali tylėti, 2, 3, bet anksčiau ir vėliau arba jinai suserga, arba kažkas atsitinka, nes, nu, kūnas, va dabar pasakyk, kaip kūnas, kiek jis gali. Nuo užsispyrimo viskas priklauso. Bet pas mane yra toksai įsireiškimas, kad silpni žmonės rimtomis lygomis neserga. Silpni, aš turiu omeny žmonės, kurie nėra užsispyrę. Nes yra, vat, užsispyrę, vat kuola galvos tašyk, aš vis tiek savo padarysiu. Bet reikia suprasti tokį dalyką. Pas mane yra tokia tema laiptai į dangų vadinasi. Vat gal antros knygos tema iš tikrųjų, bet aš, nu, reikės ją parašyti kažkada. Tai ten eina kalba apie kvantinius šuolius. Ir mes negalime padaryti kvantinio šuolio, jeigu mes turime balastą. O balastas tai yra visi prisirišimai, tiek prie teigiamų dalykų, tiek prie neigiamų. Nes prisirišimas bet koks, jisai kūne, jisai sudaro spastiką. Ir jeigu mes norime eiti į kitą, tą vadinamą laiptą, tai yra, nu, plačiau realizuotis, ane, daugiau kažkaip, tai tenai prateka didesnis energijos kiekis. O energijos kiekis su spastika, jisai sukelia uždegimą. Mes tiesiog susergame. Dėl to prieš kiekvieną laiptą, prieš kiekvieną šuolį, ane, tą kvantinį, prieš kažkokius rimtus gyvenimo pasikeitimus, mes žinome, visą laiką bus krizė. Ir tai yra normalu, tai yra apsauga mums. Apsauga mums, kad mes tikrai išsigrynintume. Ar mes tikrai to norime? Ar mes tikrai tam pasiruošę? Nu, kaip aš žmonėms sakau, niekur neskubėkite. Siela jinai yra ne apie pasiekimus. Siela jinai yra apie džiaugsmą nuo buvimo kartu. Siela jinai nesidžiaugia vienumoje. Jinai turi, ne, santykį su Dievu, bet mes žinome, kad pats geriausias, kaip čia pasakyti, pats geriausias sufleris, kad pas tave geras santykis su Dievu, tau labai geras su žmonėmis. Tu jų nevertini pagal jų pasiekimus, super, ne tenai dar kažką, bet yra siela ir siela. Tai yra, tu supranti, kad kiekviename žmoguje ten daugiau, mažiau vis tiek yra gyvybės, tas, ne, prigimtinės gyvybės energijos šaltinis. Ir kai mes, vėlgi, kai mes geram santykį su Dievu, mes einame ten plius minus iš pilnatvės. Mums nieko nebereikia iš žmonių. Yra visur vibracijos irgi tave pritraukia vieno tipo žmonės arba kito tipo žmonės. Tai va čia yra tas santykis su savim. Aš tiesiog žinau iš savo darbinės patirties. Tiesiog turi būti suvokimas, sakau, pačios bazės. Nes jeigu mes pamatą nepasistatysime, pas mumis viskas griuvinės, bus kortų nameliai ir viskas. Ir tu negausi jokio rezultato, o nusivylimas bus tiksliai. Tiesiog vėlgi priminsiu tokį dalyką, kad tokio dalyko kaip konflikto pačio iš savęs iš viso nėra. Konfliktas yra poreikių deficito pasekmė. Mane poreikiai mes žinome viso labo 3, tai yra fiziologinis, informacinis ir emocinis. Ir visų poreikių patenkinimas turi kelti žmogaus savivertę. Viskas. Tada yra pasitikėjimas žmogumi arba netgi žmonių grupe arba kolektyvų šeima. Ne? Ir nuo pasitikėjimo žmogumi tik tada prasideda santykiai. Mes galime visą gyvenimą pragyventi po vienu stogu, mes neturėti jokių santykių. Iš čia dabar labai daug yra skatinimo, kad reikia kalbėtis. Nelaukti kol tenai, ne, kad kažkas ten atsitiks. Jeigu aš, pavyzdžiui, bijau savo antrai pusiai pasakyti kažką, nes pas mane yra idėja, kad galiu supykti, palikti ir visą kitą, vadinasi, žmogumi nepasitikiu. Aš neturiu santykio. Man jau reikia nuo čia pradėti šnekėti. Ir mums reikia va šitos dalykus, nebūtinai aiškintis. Dėl to aš visą laiką sakau, eikit pas porų psichologą, tenai, žiūrėkite, kas yra. Bet vėlgi, kadangi kai mes pradėjome nuo tėvų, nuo giminės, jeigu pas mane yra nuoskaudos šeimoje, o vaikas jisai negali tėvų nemylėti, mes tarsi per tą meilę tėvams mes nebejaučiame, kad ta nuoskauda yra. O čia jau, kaip tu sakai, kas pas tave viduje, tą tu ir trauki. Mes pradedame matyti visus dalykus, kas mumis skaudina.
Mes frazes išgirstame, iš jų būtinai ištrauksime kažkokius žodžius, kurie tą jausmą stiprins. Ir toks kaip sniego rutulys pradeda kabintis. Bet kadangi, kaip sakau, džiaugsmas yra saulės rezginy, o nuoskaudos maždaug krūtinės zonoje, koks dalykas gaunasi? Jeigu mes žmogų mylime ir mums šilta su juo, jisai visą laiką aktyvins mano saulės rezginę. Ką tai reiškia? Visą laiką tas skausmas, kuris sukauptas per mano gyvenimą, jisai sukils pas mane. Ir greičiausiai aš jį ir išmesiu tam žmogui, kurį labiausiai myliu. Vėlgi grįžtame prie to, kad iš pradžių išsirašom pykčio nuoskaudų laiškus. Visai Jo, Nes visom kad temom, nebūtų kurios vyras yra. ir žmona, žinai, tas paskutinis lašas. Ir paskiau mes suprantame, ne, nu, kad sprogimas įvyko ir taip toliau. Tai va, pas mumis per mažai bendravimo. Pas mumis yra per mažai bendravimo, mes nemokame bendrauti. Nes mes prikaupėme, mes tylime ir paskiau tas paskutinis lašas yra labai toksai būna perdėtas, mums nemalonu pačioms arba ne nuo savo to sprogimo. Ir mes tada dar kartą žmogų apkaltiname, kad tu mane privertėjai taip elgtis. Ane, o kad aš neįsikalbėjusi esu arba neįsirašiusi. Nu taip, nemalonu. Negatyvas sukauptas, jisai niekada nėra malonu. Čia kaip, žinot, kaip arbatinukė apnašai. Arba tenai kažką apgrandi. Nu, nemalonu, nebus malonu tai. Nes mums reikės tai pamatyti. Bet geriau pamatyti, negu pritraukti tas įvykis. Nu, taip yra, čia vėlgi, čia reikia suprasti, vėlgi pasikartosi, kad nėra tenai tų jausmų gerų, blogų, jiem suteikia gerą, blogą atspalvį mūsų patirtis. Tai vat aš čia jau pabrėžti tai, ne, vat moterim ką perduoti, kad būtinai kalbėtų ir nebijotų. Aš netgi, žinai, tokį vat galvojau, tai ką mūsų protėviai va tokio, juk turi būti kažkas palengvinančio šeimoje. Ir man iškilo, žinok, šeimos židinys. Vat per vestuvės, kur mes gauname židinius, tiesiog, jeigu kyla įtampa, tas sutuoktinis, kuris norėtų pašnekėti, jisai turėtų tą židinį uždegti. Ir ta ugnis, jinai pasiima visą tą konfliktinę situaciją ir tavo žmogus jau jisai žino, kad reikia šnekėti. Ir greičiausiai, ne, vėlgi poreikių patenkinimo tema kažkokia. Čia yra labai gera, žinai, toks tipsas visom iš tikrųjų, kad mano sesė, pavyzdžiui, su vyru turi frazę, kad, nu, žinai, jau reikia ant sofos atsisėsti ir pasikalbėti mums. Bet tų porų yra tiek mažai, kurios tai daro ir turi, va, kaip tu sakai, žmonės nesikalba, ypatingai už mane dar vyresni žmonės iš viso nesikalba. Tu prasme, kad ateiti ir pasakyti, kad man ta tema arba na tema, arba, aišku, jeigu turi židinį, jeigu neturi židinio žvakę, kad reiškia uždegate ir žiūrėk, aš dabar noriu tavo dėmesio. Aišku, tie mūsų telefonai, kur ne, jie dabar užima visą mūsų laiką ir labai dažnai poros vietoj to, kad jos sėdėtų ir kalbėtųsi, jos sėdė kiekvienas savo ekrane ir tokiu būdu iš viso tolsta dar labiau vienas nuo kito. Tai va santykiuose yra, nu, taip svarbu tiesiog sakyti, kas yra, kas vyksta, kad, kaip tu sakai, po to nebūtų to didelio sprogimo ir ypatingai moteris, nu, kaip statistiškai daugiausia skyrybų, kada atsitinka 40 plus, dėl to, kad dar menopauzė, premenopauzė ir visi kiti dalykai, moteris iš viso nesupranta, kas su jie vyksta, o dar tas vyras, kuris nesikalba arba kuris nekreipia į ją dėmesio. Tai va, iš tikrųjų labai daug tokios neperdirbtos informacijos ir aš labai dažnai sakau, žiūrėkit, pyktis. Visų pirma, net labai suprantu porų, arba apskritai žmonių, kurie pyksta ir tyli. Man atrodo, čia yra blogiausia, kas gali būti. Ir aš visą laiką ir savo vaikus mokau, ir su vyru kalbu, sakau, žinai, pyktis kenkia tau, ne man. Jeigu nori pykti, dar vaikščiok čia susiraukęs, bet jeigu nori, kad išsiaiškinti ir važiuoti toliau, tai mums reikia tai daryti. Aš nuo mažų dienų niekada gyvenime nemokėjau laikyti pykčio. Aš galiu supykti, aš galiu užsidegti kaip degtukas, bet aš už 5 minučių sakysiu, nu, žinai, gal atsiprašau. Nesvarbu, kalta, nekalta, čia jau kitas klausimas. Bet aš visada atsiprašysiu arba kitus sutaikysiu, kad tik tai nebūtų tos energijos neigiamos, nes aš ją labai stipriai nuo mažų dienų jausdavau ir aš galvodavau, kad tik to nebūtų. Tai va, aš viską darau, bet čia gal irgi kažkoks bėgimas, nes aš nenoriu papulti į tą, žinai, kažkokį konfliktą pastovų. Taip, mūsų matyt, užduotis mūsų kartos sudėlioti gerą tą elgesio modelį savo vaikams. Mūsų seneliai, jau netgi tėvuose dar yra šitų dalykų, bet seneliuose tai ypatingai, tengi tuokdavosi daugiau iš gyvenimo.
Ten tu žinai, kad tu susituokei, tu ne iš meilės, kiek aš darau giminės programų korekcijoje, ne, yra tokios praktikos, kur mes žiūrime, kokie modeliai persiduoda per protėvius ateina. Ne. Ten netgi konfliktas būdavo išsigelbėjimas nuo nemalonaus santykio. Nes jeigu tu žmogaus nemyli, tu nenorėsi, kad jisai būtų šalia. O ten sunkiais atvejais tai netgi neapykanta ir pasišlykštėjimas būdavo. Ir jeigu va perduota per giminę būtent tas elgesio modelis išvengti nemalonios situacijos, tai yra patylėti, ane, paskiau mes taip ir elgiamės. Dėl to mes jau nebeturime tų laikų, ane, mes galime rinktis. Tos, aišku, programos jos mumis įtakoja, bet mes jau galime su tuo padirbėti, nes tikrai yra labai daug informacijos. Ir tai mumis labai gelbėja. Ir mūsų užduotis pat gydyti mūsų tėvų žaizdas ir jau savo vaikam. Galima, kaip aš sakau, ką mes galime vaikam duoti? Maksimaliai pavyzdį, ką reiškia būti laimingam žmogui. Mes negalime jų padaryti laimingų. Tai yra neįmanoma. Iš viso čia yra utopija. Jokio žmogaus mes negalime padaryti laimingu. Bet mes galime parodyti pavyzdį. Ir dar paaiškinti, kodėl mano gyvenime vyksta taip, o ne naip. Kad ne tiesiog, va tas, žinot, pasakymas toksai, irgi va ateina žmonės, ane, su tokiais įsiskaudinimais. Sako, pas mane atsitiko, pavyzdžiui, kažkokia problema, aš ten tėvui pasakiau, o tėvas sako, ai, tai nepergyvenžo, praeis. Ir sako, palauk, ką reiškia praeis? Man kada praeis? O jeigu nepraeis ir vaikas jisai jaučiasi neišgirstas, jisaigi mato tėtį kaip jau susiformavusi asmenybė. Pas jįgi nėra idėjos, kad tėtis gimė irgi mažų vaikų, kuris nieko nemokėjo. Ir vaikas, jisai bijo pradėti išreikšti, kaip jisai jaučiasi. Jisai bijo pristatyti problemą. Jisai nebenori turėti santykio. Ką tai reiškia? Viskas, jisai vėlgi praranda ką? Praranda tą energiją, ne, kuri skirta norams realizuoti. Vėl autoritetai pasidaro svetimi žmonės, išėjimas iš šeimos ir vėl sakau, truktų už vadžių vėl iš pradžių. Ir vėl prasideda tas rato sukimas. Mūsų užduotis gydyti tuos skausminius elementus, kurie negydomi, jie ritasi per giminę toliau. Ir aš netgi radau mokslinius faktus, ane, kas pernešioja pasirodo mūsų informaciją, tai yra tas fizikinis vakumas. Ten aš neprisiminsiu per kokias daleles. Ir šitie dalykai yra įrodyti iš tikrųjų. Kad mes tikrai gauname informaciją iš giminės ir jinai nepriklauso nuo mūsų fizikos. Ką tai reiškia? Jeigu, pavyzdžiui, vyras arba moteris giminėje neturėjo vaikų, neturėjo palikuonių, jo visa informacija, gyvenimo modelis ir visos patirtis, kurios jo buvo nepriimtos, neišgyventos arba nuoskaudos, kodėl mes apie nuoskaudas, nes tai yra labai svarbus dalykas, jos paskiau eina per giminę ir kažkam iš palikuonių savo gyvenimo sąskaitą teks tas nuoskaudas gydytis. Ką tai reiškia? Tai vėlgi bus pasikartojantis likimai, pasikartojančios situacijos. Jeigu kalbant, žinai, o tas emocijas ir kaip va, tu kaip kūno terapeutė, aš manau, kad tu pasižiūrėjęs į žmogų iš karto žinai, kuris yra koks ir kuris daugiausia nuoskaudų turi prikaupęs ir kuris iš viso negeba, reiškia, į tas emocijas žiūrėti kaip į žinutes, jas perdirbti, ne, padėkoti, kaip tu sakai, žinai, su tavo ta šiluma ir meile ir toliau keliauti su džiaugsmu į tą gyvenimą. Tai vad kaip tu kūne iš karto matai, kuri vieta dažniausiai tau užduoda, kad tas žmogus visiškoje akligatvėje. Tai yra sukelti pečiai ir spazmuota diafragma. Nes pečiai tai yra atsakomybė, kalties jausmas. Jo, žmogus taip atsisėda šnekėt ir jisai va taip, tarsi šiaip, suprantate, mes dabar praeiname krūvas mokymų visokių. Tame yra ir pliusų, yra ir minusų. Mes išmokstame elgtis, mes išmokstame net kvėpuoti, nes kameras ten pasistato. Ne? Bet kai prisilieti prie žmogaus emocijų, tikrų, o ne ką jisai jaučia, kūnas vis tiek išduos, jisai vis tiek sustings. Toks, žinot, būna taip, spazmuoja ir diafragma. Gali būti mikrojudesys, jeigu žmogus sportuojantis, pavyzdžiui, ne, ir prižiūrintis kūną, jisai vis tiek mikro bus. Jeigu bus daug laiko skiria tenai kitom praktikom arba ten mokslinius darbus daro, ne, tai jų kūnas labai greitai išduoda. Nes tai yra kaltė ir tai yra socialinė zona. Aš ir pasaulis. Tarp asmeninė dar vadinam. Kaip aš nežinau, kaip save pristatyti pasauliui. Mes mokinamės per reakcijas. Kai pas mumis, jeigu žiūrėte, ne, mes turime tas 3 reakcijas. Pulti, bėgti arba sustingti, kol praeis pavojus. Viskas. Mums reikia priimti tas reakcijas. Jeigu pas mane instinktyviai pakilo agresija, tai nereiškia, kad aš bloga.
Tai reiškia, kad mano organizmas suteikia signalą, kad yra pavojus. Pavojus, ane, nes pas mumis galbūt aš nesuprantu, ką kitas žmogus sako. Būt aš jaučiu kažkokius tai jau iš kito žmogaus veiksmus. Gal to žmogaus kūno padėtis man kažką sufleruoja, nes aš nukentėjau nuo žmogaus, kuris panašiai atrodė. Ten N variantų. Tai yra pirma reakcija. Jokių būdų negalima ignoruoti šito signalo. Nes kūnas jisai turi dvi reakcijas. Ane? Arba jisai įsitempia, arba jisai atsipalaidavo. Pas jį nėra kitos reakcijos. Aš įsitempiau, vadinasi, įvyksta kažkas tai, jeigu aš teisingai suvokiau ir leidau kūnui tam būti, kaip sakau, socialiai priimtinų būdų apsigyniau, pabėgau ir taip toliau, ne? Tada kūnas atsipalaiduoja. Visą laiką nuo teisingos reakcijos yra atsipalaidavimas. Atsipalaiduoja pilvas ir tarpvietė. Jeigu neatsipalaidavo pilvas ir tarpvietė, vadinasi melas. Vadinasi, tu pajautai ne tai. O atsipalaiduojam mes, ne, įsiskiria džiaugsmo hormonai, va tau yra sveikata. Jeigu aš kažkam noriu pasakyti ne, o pasakau taip, aš savo pasakau ne. Tai čia jau mūsų tas kelias, ne, į problemas. Kaip aš galėjau, kaip aš galiu pasakyti, kaip įsireikšti, gal kada nors, gal kitą kartą, ne, bet tas negalėjimas. Tas negalėjimas, vėlgi, jisai jau remiasi mūsų patirtimi, jau ir mūsų protėvių patirtimi, ir paskui mes periname į sekantį, ne, tas, kur įpročiai vadinami. Tai yra tas vadinamas išmoktas bejėgiškumas. Man jau atrodo, kad ir negali būti kitaip. Nu kaip aš galiu pasakyti? Ir toks, suprantate, ir kai tai užsitvirtina laike, mes jau tokį gyvenimą turime. Pas mumis jausmas, kad mumis visi skriaudžia, visi muša, visi naudojasi, bet iš čia yra. Tada pas mumis būna noras išsilaisvinti ir čia nuo ekstremų, alkoholiai, visi surogatai eina. Tame tarpe netgi ir sportai, meditacijos. Ir kaip žinoti, kad čia priklausomybės? Kaip žinoti, kad aš priklausomybėje? Aš tuo momentu atsipalaidavau, bet tos situacijos, kuri man kelia iš tikrųjų įtampą, aš jos nepatraukiu iš savo gyvenimo. Ir aš darausi priklausoma net nuo gerų dalykų. O kadangi situacija nesisprendžia, nes pas mane nebuvo idėjos, kad jie galima spręsti, man, pavyzdžiui, nepasakė, ne. Kas gaunasi? Yra nusivylimas, o nusivylimas jisai psichosomatiką kelia. Va čia prasideda mūsų psichosomatika, kai mes nekeičiame situacijos. Ne veltui sako, ne, įspėjimų pas mumis labai daug yra, bet mes negirdime, mes praignoruojame. Ir viskas, o paskui jau somatika. Ir vėlgi, iš visų situacijų galima išeiti per tą vadinamą dinaminę refleksiją, ne, arba kur mes šnekame čia ir dabar. Kaip aš jaučiuosi, ką aš veikiu ir kodėl aš tai darau. Ir kaip aš šitai reaguoju, man tai patinka ar nepatinka. Viskas. Ir yra, arba jeigu man patinka, pilvukas atsipalaidavo, su klausimu, jeigu nepatinka, įtampa, o toliau jau reikia su kūnu tartis. Kodėl aš darau tai, kas man nepatinka, kokia man iš to nauda? Nes, ne, iš kur aš gausiu papildomos energijos, kaip mes ir šnekam, ne, visą laiką, ar kokią savybę aš pravystysiu, ne, stropumą, pastabumą, ten dar kažką, ne, toksai kaip antras kvėpavimas atsiveria, o fainai, kodėlgi su to nepadirbėjus? Jeigu jau matai, kad ten niekas nebesivysto ir visai jau blogai yra, ne, vadinasi, kaip apsidovanosiu? Kaip aš sakau, kūnelių dar porą valandų mažiausiai ledų porcija. Mes einame kažkaip tai kompensuoti tą nepasitenkinimą, kurį mes patiriame, kai darome tai, ką reikia. Apsidovanojimo metu įsiskiriantis džiaugsmo hormonai būtinai turi kompensuoti tai. Ne per atostogas ir išeiginės. Visą laiką atsiminkite, kad tik tai džiaugsmo hormonai neutralizuoja nuovargį, nuskausmina organizmą ir įjungia savigydos mechanizmus, niekas daugiau. Vadinasi, reikės kompensuotis. Jeigu jau viskas, kompensuotis nebesinori, kaip sakau, putų vonė 10 dieną iš eilės, ne, niekas nebesivysto, kantrybė per ausis, bet aš vis tiek darau, tuomet va tas yra trečias ir paskutinis klausimas. Kodėl man patinka daryti tai, kas man nepatinka? O čia yra meilė savo išraiška. Ir va čia aš visą laiką žmonės įspėju. Su mumis elgiasi taip, kaip mes su savimi elgiamės. Jeigu mes išduodame save, mes suteikiame žmonėms mumis išduoti bet kokią formą ir pagal visatos dėsnius jie nebėra kalti. Yra labai geras filmas, labai senas. Jis vadinasi The Dangerous Beauty, reiškia pavojingas grožis. Ir ten yra apie kurtizanės filmas. Ir kaip mama ruošia savo dukrą va, tą kurtizanės gyvenimui ir kaip jinai ją moko, reiškia mylėti save ir savo kūną. Ta prasme, ten tikrai rekomenduoju pažiūrėti kiekvienai moteriai. Dėl to, kad jinai labai aiškiai pasako, jeigu tu nesuprasi, kas tau yra malonu, kaip tu galėsi malonumą suteikti kitam. Tai yra neįmanoma. Ir va šitoj vietoj, bet žinai, mes čia
Kalbam tokiai auditorijai, kurie jau yra tokie sąmoningi, žinai, kurie jau jaučia kūną, supranta, gaudo tas emocijas. Bet ką aš matau, kas vyksta aplinkui, tai kad dauguma iš viso nesupranta, kaip tas kūnas jų jaučiasi. Ir kai tu pasakai, tai ką tu jauti, ta prasme, o tai čia ką čia jaust? Jie nėra kūne. Bet kokiu atveju turėsim reikalų su kūnu. Dabar tik tai yra, ką mes galime buity padaryti. Tai visų pirma, galima puikiai suderinti kūno atsipalaidavimą su pirtimis. Netgi senoliai pas mumis taip darydavo. Ne, savaitė praeina, tada pirtis, tada bažnyčia. Tai ką tai reiškia? Mes galime pakelti skaudulius savo, juos galime ten pakvėpuoti, iškvėpuoti, tuomet mes einame į pirtį, einame į kontrastą, ne, galbūt ten išsiverkėme kaip nors, nes ten pakyla. Su dainom, su giesmėm kažkokiom daro. Arba šiaip tiesiog nuo pačio kontrasto, šalto, karšto. Ir tuomet mes jau einame į dėkingumą. Bet galima tiesiog buity ką daryti. Pas mane neateina žmonių, kurie nėra to visai sąmoningumo. Jeigu žmogus, jisai, kaip aš sakau, jeigu jisai nesupranta, kad jam blogai, mes negalime jam padėti. Vadinasi, jinai dar nėra pakankamai pabudusi. Juk kada mes suprantame, kada mums blogai, kada viduje įsijungia ta vadinama šviesa, jinai apšviečia, kas netaip yra. Aš nežinau, ką tas žmogus žemėje veikia. Kokią jis programą praeidinėja, kokios ten užduotis pas tą žmogų. Atėjo žmogus, kreipiasi, kad jam blogai, sakau, džiaugis, vadinasi, tu jau turi jėgus tai tvarkyti. Nes jeigu tu neturėtum jėgų, tu nesuprastum, kad tau blogai. Vadinasi, dar ne viskas prarasta. Prarasta, kai tu nebesupranti, kad tau blogai. Va tada jau tau galas. Mes žmonėm tik tai galime parodyti pavyzdį, ne? Kaip būti laimingam. Ir va žmonės, ne, jie ir pas pačią, ir pas mane ateina savo, va kaip fainai, sako, va aš į jumis pasižiūriu ir suprantu, kad, problemų tai yra, nes niekas jų neslepia, ne? Bet, kaip jūs taip, tada žmogui jau ir dėlioja. Tada žiūri, ne, ką jisai daro, kur jisai reaguoja. Ir dažnai žmonės, kaip sako, aš norėčiau taip reaguoti, bet aš tarsi neturiu leidimo taip reaguoti. Ne tarsi, bet čia mes grįžtame vėl prie sociumo. Ir dėl to tarsi, žinai, žmogus ateina tavęs paklausti, ar jisai gali taip elgtis. Sakau, gali. Pasirodo, įsivaizduoji, gali. Gali pykti, žinai, gali netgi tikrai ir pasakyti kažką. Žinai, pas mus šeimoje yra toksai juokas, žinai, aš, pavyzdžiui, būna situacijų tikrai ir aš būnu pikta, nesvarbu, kad aš žinau viską, bet ta prasme, pas mane emocijos, aš esu žmogus. Pakeliu balsą ant vaikų ir man jie žiūri į mane ir sako, mama, bloga diena buvo. Ir aš tada pradedu juoktis ir aš sakau, žinok, tiesa, čia tu ne prie ko. Tai aš jau išdirbus tą situaciją ir aš, jeigu ir pasielgiu neteisingai, neišsilieju ant kitų dėl to, kad čia apie mane, ne apie juos, aš nueinu ir sakau, žinok, atsiprašau, čia tikrai tu nieko kaltas, čia, žinai, mano diena buvo nekokia, bet ne apie tave. Tai čia ir yra, man atrodo, to gyvenimo grožis, kad tu leidi savo būti visokia, bet jeigu tu susimauni, tu ateini ir sakai, atsiprašau. Aš tikrai nesu teisi. Tai čia tas yra labai labai svarbu, kad tu neperžengtum ribos ir nenorėtum atrodyti kaip ta šventoji, nes tai yra neįmanoma, mano galva. Taip. Ir neįmanoma ir nėra reikalo. Nes vėlgi, tiesiog kiekvieną kartą, kai mes kažką padarome ir mums nepatinka, čia kažkas tai, ta atgaila vadinama, ne? Tada mes peržiūrime, kodėl aš taip pasielgiau, kur aš nutilėjau. Kur aš nepasakiau, nes sprogimas yra visą laiką paskutinis lašas. Vadinasi, kažkur tai aš susimažinau, kažkur tai ignoravau save, kažkas tai buvo, nes, kaip aš sakau, nuo savęs pavargti neįmanoma. Jeigu mes esame savimi, pavargti neįmanoma. Taip nebūna, fiziškai gali pavargti. Ir tai tas atsipalaidavimas bus labai malonus. Ne? Bet jeigu mes kažkur tai savęs spaudžiame, neišvengiamai, mes pradėsime matyti aplinkoje dirgiklius. Dėl to visą laiką sakau, jeigu tau yra pretenzija aplinkai, vadinasi, tu turi laisvos energijos ir kažko nebedarai dėl savęs. Nes mes žinome, kad jeigu imti šitą dalyką apie pačius norus, apie mūsų, mes gyvename visą laiką. Nes mesgi žinome, nėra sunkesnio gyvenimo, kaip su žmogumis, kuris nežino, ko nori. Tai yra tragedija visiems iš tikrųjų. Nes visi ant blakstienų ir nesupranti, o kadangi tas žmogus atsirinkinėja, jam patinka ar nepatinka, kitų žmonių gyvybinės energijos sąskaita, tai reikia suprasti, kas ten darosi. Ir irgi, tokie momentai.
Nu, Mhm. ir sakau, ir su tais norais, ane, jie yra 3 rūšių. Yra norai, kurie 100% nuo manęs priklauso, yra, kur dalinai nuo manęs priklauso, o čia absoliučiai visi santykiai. 50/50. Ane, aš negaliu priversti žmogaus būti laimingu. Ir yra norai, kurie visai nuo manęs nepriklauso. Vat, tenai svajonių lygyje. Ir kai mes esame užsipildę tuo džiaugsmu nuo tų norų, kurie 100% nuo mūsų priklauso, mum pakankamai nesudėtingai išlaukti, kol žmogus santykyje atsiskleis. Bet jeigu mes sugalvojame, labai norėdami būti su tuo žmogumi, tai tuoj aš parodysiu, koks tu tenai, arba tu sėkminga, laiminga, visokia, tokia, ne? Paskui žmogus sako, klausyk, mes kai susitikom, tai tu įdomi buvai. O dabar tai, nu, neaišku, kas su tavim atsitiko. O aš tai jau dabar jau toks fainas ir moteris ir dažnai sako, čia ypatingai apie moteris, ne? Jos dažnai sako, jeigu ne, aš tai, nu, tavęs tai tiksliai tokio nebūtų. Nu, ir vyras sako, nu, tai galbūt, bet žinai, nu, atleisk, bet išaugini gerą vyrą kitai moteriai. Aš noriu tik tai dar stabtelt ir pasakyti, kad tikrai, va, žinai, aš net iš savęs visą laiką labai daug stebiu, kad jeigu aš tik pradedu erzintis dėl to, kas aplinkui ten vyksta ar darosi ir visa kita, aš sakau, aha, kodėl mane čia viskas taip erzint pradėjo. O kas manyje čia dabar negerai, arba kuo aš nepatenkinta savimi, kad mane pradėjo erzinti aplinkiniai. Ir va čia yra toks momentas, ką tu ir pasakai, kai tu nesi patenkintas tuo 100% savimi, nesidžiaugi. Tai tada tu ir tuo santykiu kažkaip jau nebeieškai to kompromiso arba tų gražių pusių, bet tu ieškai, o kas ten vis dėlto, kad to, ne? Ir pradedi tobulinti, kai tavęs nieks neprašo. Ir tada supyksti ir tada, žinai, prasideda va tas konfliktas ir tas sukūrys, iš kurio labai sunku būna išeiti dažnai. Taip, ir yra dar vienas toks, nu, džiuginantis arba liūdinantis dalykas. Yra pasirodo toks mokslinis faktas, kad mūsų psichikai tai, ko mes negalime pakeisti, nereaguoja. Taip. Vadinasi, jeigu mano svajonėje apie laimę yra kažkokios tai detalės, kurių aš negaliu įtakoti ir pakeisti, vadinasi, mano laimės raktas yra ne čia. Čia va tas pats atliepia, ne, ką mes ką tik šnekėjome. Jeigu mane dirgina aplinka, vadinasi, aš jau pradedu veikti iš trūkumo. Kodėl iš trūkumo? Nes aš kažko tai nedarau dėl savęs. Aš save pamiršau. O paskiau mes kaltiname, kad kitas žmogus kaltas tame, kad aš save pamiršau. Tai tas žmogus ir sako, palauk, o tu kaip norėjai, taip gyvenai. Tu mane priverti, niekas tavęs neprivertė, tu pati taip sugalvoji. Jeigu mane aplinka pradeda dirginti, vadinasi, aš jau einu iš tuštumos jausmo. Vadinasi, kažkur tai pas mane yra lūkesčiai. Lūkesčiai, kurių, nu, niekas... Pas mumis koks gali būti lūkestis santykiuose pagrindinės. Nes priminsiu, ne, kad žmogus besąlygiškai mylėti nemoka. Besąlygiškai myli Dievas arba mama tuo metu, kai gimė vaikutis. Bet vaiko ateimo metu taip jinai besąlygiškai myli. Nes paskiau jau mes norime vėl, kad neverktų, gerai miegotų, gerai valgytų. Čia jau nebesąlyginė meilė. Bet tuo momentu, kai vaikutis ateina, tai yra besąlyginė meilė. Dėl to sąlyginė meilė šeimoje, poroje, ne, arba tenai, nu, santykiuose, jinai yra visą laiką apie tai, kad atlieps mano poreikius ir mane supras, pakels savivertę. Ką tai reiškia? Jeigu man liūdna, aš atėjau pas vyrą, aš galiu išsiverkti ir pasakyti, man tiesiog liūdna, nežinau, gal planetos žvaigždės sušoko, arba šiaip mane pasaulis skriaudžia, vyras apsikabina moterį, kas mano pupą nuskriaudė, išsiverkė, jinai atsipalaidavo, paskui eina kepsniuko kepti. Suprantat? Ir jisai, vat, vyras, jisai, kai moteriai blogai, jisai yra tėvo pozicijoje. Moteris tada dukters pozicijoje. Ir mes turime leisti šitam procesui būti. Moteris mamos pozicijoje tik tai tada, kada vyras serga. Jo, kitaip negalima. Dvi pozicijos, nu, jo, dvi pozicijos yra. Nu, va, ir mes išsisakome, ne, ir mes tikimės, kad tai bus, kad aš būsiu suprasta, nes yra vėlgi tos saugumo zonos, ypatingai vat, su moterimi darbe, jos yra pagrindinės, mes kokiosgi saugumo. Tai yra, vėlgi, tai yra fizinis saugumas, yra mentalinis saugumas, socialinis saugumas, fizinis, seksualinis, finansinis, emocinis, dvasinis, ane? Yra tie saugumai, kur moteris jinai turi suprasti, kad jinai turi teisę, nu, paprašyti vyro, kad ją lydėtų į kokį nors renginį. Ir vyras pasirodo neturi teisės atsakyti. Jisai eina apsaugos pozicijoje. Vyras lydi moterį, savo moterį, kad jos niekas nenuskriaustų, nepastumtų, kad būtų kam paltuką nuimti, kėdutę pristumti.
Kaip aš vyrams sakau, o jeigu tau dar renginys patiko, tai tau pasisekė 2 kartus. O moteris, ane, jai skauda, kad jos nelydi. Nu, jeigu nebent jinai ten su draugėm nori eit, ane, bet jinai nepasako, nes jinai nežino, ar jinai turi teisę. Tiesiog reikia atsiminti, jeigu viskas yra pagal visatos dėsnį, ane, pagal harmoninę sistemą, tau bus gera. Jeigu yra įtampa, vadinasi kažkas ne taip. Tu pakliuvai kažkur tai tavo psichika ir fizika, jinai susikerta su kažkokiom primestom normom. Labai svarbus momentas, kur moterim visą laiką sakau ir vyram sakau. Jeigu šeima važiuoja atostogauti važiuoja žmona, ne vyras su vaikais. Čia geras. Vyras turi užsiimti vaikais, moteris ilsisi, jai ten vaisių kokteiliukų neša, jinai knygutę skaito, jinai prisikaupia energijos ir jinai grįžusi į namus, tada jau gali sudaryti vyrui laisvę namuose ilsėtis, nes vyras ilsisi namuose, o moteris ilsisi sociume. Nes mes dažnai girdime vėlgi, viena netgi iš skyrybų priežasčių yra šita. Ne, kad, nu tai palaukit, o aš kur? Tai kas man tos atostogos, vis tiek paskui tuos vaikus bėgiosiu, tu ten alų su draugeliais gersi, ne, va šitas, va, o aš kada kur būsiu? Nes matot, mūsų vėlgi, jeigu grįžti, nu čia toks svarbus momentas, irgi va moterim ypatingai, jeigu moteris neturi į ką kreiptis pagalbos, jinai nesusitraumuos, jinai neturės psichologinių pasiekmių. Dėl to moteris dažnai, vat jos, kai išsiskiria, pastebėkime, atrodo, ir tie patys vaikai liko, ir galbūt jie dar ir sunkiau yra. Bet jinai pradeda šviesti, jinai pradeda užsiimti savimi, iš kažkur jėgų atsiranda. Kodėl taip atsiranda? Nes mūsų visa psichika taip reaguoja. Nes jeigu tu turi šalia kažką, kas turėtų tai atlikti, ane, tau padėti, ten dėžės panešioti, ten nueiti kaimynui pasakyti, kad garsiai nebarškintų ten kažkur tai. Nu, žodžiu, eiti su kažkuo suderinti, ane, kažką ten, nežinau. Jeigu toksai žmogus yra ir jisai to nedaro, o moteris ten rankovės pasibiraitojusios bėgioja, vadinasi, pas ją bus nuoskaudos, pas ją bus problemos. Jeigu Taip, tokio žmogaus lūkesčiai. nėra, ane, problemų nebus. Tiesiog taip yra. Čia taikomoji kineziologija, jinai yra dariusi šitos testus, ane, aš esu girdėjusi. Būtent tenai per jėgos patikrinimą, kaip moteris reaguoja. Kai sėdi vyras šalia ir jinai daro kažkokį sunkų darbą, ane, ir kai to vyro nėra šalia. Ir kaip vyras reaguoja, kai moteris šalia, kai jisai daro kažką sunkaus, tai pas jį jėga kyla iki 55%. Nes jisai gali save pademonstruoti, ne? Ir kaip yra, kai jisai pats daro. Nu, aišku, mes dar turime polinkius kažkokius, ane, ten moteris, nu, inžinerinio mąstymo, tenai estetinio mąstymo ir taip toliau. Čia vėlgi, ane, pagal niuansą. Bet moteris, jinai turi jausti. Ane, jinai turi jausti, jeigu pas ją kyla įtampa, vadinasi, kažkas yra ne taip. Ir tik tai laiko klausimas, kada tai išsilies. Arba pas ją į vidų, lygos pavidalu, arba į išorę, nu, kur irgi nukentės žmonės. Bet į išorę visą laiką yra lengviau. Visą laiką. Dėl to sakau, pasiimkite popieriaus lapą ir jau tenai dėkite viską, kad iš savęs išmesti, patrypti galima dar, ten pasportuoti, dar pabėgioti, paskiau ir taip toliau, ne, kad šitą procesą užbaigti. Nes kai yra į vidų, yra sunku vėlgi ištraukti viską ir darbas visas vėl yra tas pats. Tai va, čia aš norėjau pasakyti apie saugumus pagrindinius. Dar yra informacinis saugumas. Vat irgi labai toksai fainas momentas. Vyras neturi teisės žmonai sakyti to, ko jinai negali pakeisti. Jisai negali pareiti ir sakyti, tu žinai, brangioji, artėja krizė. Viskas. Moteris ir baimė yra norma. Moteris iš baimės peršoka į mamos projekciją. Pas ją pradeda kauptis nuoskaudas, nes jinai nebėra saugi, jinai jau imsis visus 5 kampus ir vyras jausis nevykėliu, nes pas ją į jį prasidės gailestis. O priminsiu, kad gailestis jisai susideda iš 2 emocijų. Tai yra baimė ir neapykanta tam pačiam žmogui. Kaip sakau, šiaip tave pritvočiau, bet bijau pasiekmių ir sakau, man tavęs tiesiog gaila. Nes gailestingumas jisai truputį yra ne apie tai. Nes vyras, nu taip kaip savo, tai su kuo aš tada pasišnekėsiu, nes turiu su kuo pasišnekėti, o kaip draugas, pavyzdžiui, ne šitą situaciją. Ir moteris klausosi dantis sutempusi, ne, o paskiau jinai sproksta per kitur, nes jinai vis tiek pretenzijas kažkur tai ras. Dabar sakau, kaip reaguoti? Sakau, atidžiai klausykitės, vat vyras pasakoja jum, ane, kažkokios problemos pas jį. Atidžiai klausykitės, kaip jūs jaučiatės. Ir jeigu jūs pajaučiat, kad jums pradeda spausti krūtinės ląstą, paprašykite, brangusis, atidaryk langą.
Jisai kas yra, iš jo kažkaip oro pritrūko. Jisai atidaro langą, nu pasakok toliau. Jisai pasako, girdi, aš širdies lašiukų turim. Jisai sakys, o kas, žinok, einu prigulsiu, gal tu man paskiau papasakos. Ir vyras, jisai nustos pasakot. Jie mumis myli, jie nežino, kaip mes iš tikrųjų reaguojame. Jie paskiau nesupranta, kodėl mes sergame, jie paskiau pergyvena, kaltina save. Vis tiek mes, kai einame į santykį, ne, vis tiek yra, nu, labai maža tikimybė, kad, nu, mes nenorime to santykio turėti. Aš nekalbu, ne, apie tos tenai, nu, smurtinius santykius, ko priklausomybė, čia atskira tema yra. Bet vis dėlto dažniausiai, nu, mes nereaguojame pagal savo prigimtį. Ir žmonės nesigaudo ir vienas užsipykęs, ir kitas užsipykęs, ir kame neaišku, ir paskiau mes ir tuose poreikius irgi pasiklystam. Mokinkitės išsakyti vyrui, kaip jūs reaguojate. Aš tokį suvokimą visai neseniai turėjau, labai mėgstu vaikščioti po mišką, išeinu iš miško ir galvoju, Dieve, taigi moteriai vienintelė užduotis - būti malonume. Jeigu jinai yra šitoje emocijoje, tu eini ir tau tiesiog viskas gražu. Viskas gerai. Apie kokias nuoskaudas ten, apie kokias problemas, jų tiesiog nėra. Bet jeigu tu esi tam vyriškam, bandai eiti, įlipti į tas kelnes ir kovoti su visu pasauliu, tada tu matai gatvėje eidama, kiek iš tikrųjų tų nelaimingų moterų, kurios yra susiraukę, piktos, kažkokiam nerime, rūpesti, su juodais pilkais rūbais apsirengę. Ir ten tikrai to malonumo ne per kur nerasi. Ir va šitoj vietoj iš tikrųjų, kai mes esame savo ašyje arba savo toj prigimtiniai, sakykime, išraiškoj, tada yra taip lengva ir paprasta gyventi. Ir aš kaip visą laiką sakau, žiūrėkit, šiaip gyvenimas yra toks paprastas ir lengvas ir šviesus. Tu irgi nuo pat pradžių sakei, čia nėra taip sudėtinga. Čia nėra taip sudėtinga, jeigu tu supranti ir suvoki ir leidi tiesiog šiek tiek bent atitolti nuo to, kas vyksta ir pasižiūrėti kaip iš šalies į tą situaciją, kur yra, ir tada tu supranti, kad, nu klausyk, čia nėra taip blogai arba taip baisu, ar kad aš negalėčiau to paleisti arba suprasti, ką ta emocija man atnešė per žinutę. Vat kaip tu sakai, viskas, kas vyksta, tai arba pamokos arba mokytojai. Nėra kitų variantų. Arba dar kitas variantas, pabandyk atsistoti to kito žmogaus batus ir pasižiūrėti, o kodėl jis taip elgiasi. Ir dažniausiai mes viską darom su gera intencija, bet ne visada viskas gerai baigėsi. Tai vat pabandyti pasižiūrėti ir leisti vis dėlto tom emocijom gyventi tavyje, nes didžiausios bėdos yra tada, kada mes neleidžiame jom pasireikšti arba mes iš viso nenorim jų jausti. Mes norime, kad viskas, nu va čia išspręs, arba čia išsispręs, arba aš nenoriu apie tai galvoti, arba aš nenoriu čia šito girdėti ir žinoti. Tai va problemos atsiranda tada, kai mes nenorim girdėti jausmų. Ir kas neskaitė knygos Paleidimas, atleidimas Hafkinso, tavo knygą, Mel Robbins knyga yra labai gera, apie tai irgi sakoma. Paskui aš dar labai esu gerą žiūrėjusi filmą, jis vadinasi irgi labai senas su Robertu De Niro filmas, jis vadinasi The Mission. Aš nuorodas įdėsiu apie tai, kaip jisai nužudo netyčia savo brolį ir kaip jis tą kaltę nešasi. Kaip jisai nešasi, ta prasme, fizinė prasme, jam padaro kunigas tokį ryšulį ir sako, dabar tu ją neškis. Ir kaip jis net sunkiausiose kalvų kopimuose jos net gali paleisti, sako, ne, aš privalau šitą neštis. Ir kaip vienu momentu tas kunigas nukerta jau su jo leidimu ir kaip jam tiesiog palengvėja, jis tiesiog pradeda verkti, kūkčioti ir jis supranta, kad vat ką tu visą podcastą šneki apie tą meilę ir dėkingumą ir kad iš šitos būsenos tu gali sukurti ir padėti tūkstančiam vaikų arba dar kažkokiom situacijom, o ne nešti, kankinti visus aplinkui ir įsivaizduoti, kad tu čia dabar esi auka ir tu čia dabar vat už tai, ką padarei, dabar privalai visą gyvenimą kankintis. Tai va šito podcasto, jeigu užbaigimui, aš noriu pasakyti vieną dalyką. Iš tikrųjų, tą filmą pažiūrėkit, nes kas yra vizualai, suprasit labai aiškiai, kaip iš tikrųjų veikia tas ryšulys, tos visos nuoskaudos, tie visi dalykai, kur kaltės ir tos visos neigiamos emocijos, kaip jos mus
sugniaužia tiesiog, surakina kaip kažkokiom grandinėm ir mums neleidžia būti savo geriausioj toj versijoj. Tai ar tai būtų santykis su vaiku, ar tai būtų santykis su vyru, ar tai santykis su tėvais, su bet kuo. Tai vad, kol mes neturim to švaraus santykio patys su savimi, nesame toj pasitenkinimo ir malonumų, sakykime, vibracijoj, mums labai sunku apskritai išeiti į ją išorę. Ir va tie dar lūkesčiai, kuriuos mes turime. Sau lūkestis, kurio negaliu išpildyti arba nieko nedarau, kad aš jį išpildyčiau, ir tada, žinoma, dar tai projektuoju į išorę ir gaunasi tokia spiralė neigiama, kad tu iš jos niekaip negali išeiti. Tai ačiū tau, Rasa, labai už visą išmintį, už visus praktinius patarimus. Viskas yra jūsų rankose. Viską, ką mes čia šnekėjome, tikrai norime, kad bent kažką pabandytumėt. Vat rašymo technika, kurią Rasa sakė, ir aš žinau, jinai man irgi yra davus ir piešti, ir rašyti, ir pasiekai ateini į terapiją, tikrai gauni namų darbų, kuriuos reikia daryti, bet tai labai veiksminga ir efektyvu, ir iš tų akligatvių tikrai yra galimybė išeiti ir gyventi tą gyvenimą, apie kurį mes kalbame, meilėje ir toje pilnatvėje. Ne kiekvienas turim savo tam tikrą kelią nueiti, o koks tas mūsų kelias mes ir patys dažnai nežinome. Bet va tas kažkas mus veda, kažkas vis barškina į tą langą ir sako, žiūrėk, jau laikas. Ir va, kaip ir tu sakei, tos pakopos, į kurias tu irgi lipi, irgi jos reikalauja labai daug jėgų ir tokio pasiryžimo, kad taip, aš žinau, aš einu teisinga kryptimi ir aš 100% noriu būti ten, kur aš noriu būti. Tai ačiū tau, Rasa, dar kartelį, ir ačiū jums, mielieji klausytojai, už tai, kad esate kartu ir kad leidžiate man kurti tai, kuo aš tikiu, ir tuo dalintis, nes tikrai mano tikėjimas yra tas, kad meilė ir šviesa mums priklauso, prigimtinai mums priklauso, jeigu mes kiekvienas esam savo rolėje ir kiekvienas darome geriausia, ką galim kiekvieną dieną. Taigi iki kito karto, ir jeigu patiko ir manote, kad jūsų draugam tai bus labai naudinga, būtinai pasidalinkite. Gražias dienas.